ačiū už laiškus. Mus nusifilmuos. Čia, žinai, senas instruktorius. Kaip instruktorius senas. Jo, nuo jaunystės pradėjo. Labą dieną, dabar gal nepaspaudžiau rankeną. Visiems nepaspausi, čia daug privažiavo. Mes labai žiūrim. Gerokai va toksai stilius šį kartą. Žmonių bus prisirinkę. Tai čia... Ten toliau kažkas, čia tai žinoma daržas. Bet toliau įtraikė kokį momentą tokį. Kur čia tas tiltas? Čia reikia gyventi šalia to kažkur tai ir visą laiką laukti. Niekada nežinai, kur, kaip sakyt, tas kadras būtų. Gražu, Vlad. Nereikia, nedaryk saugiuk šito, nereikia. Daug. Arba sužinosite, to nėra net niekur kitur, tik tai čia. Visą tai mes norime pastebėti ir savo aviacinių fotografijų konkursais ir parodomis, populiarinti aviaciją, pasakyti, kokia jį įvairi, kokia jį graži. Ir nebejotinai kiekvienais metais sulaukdami tiek daug dėmesio iš autorių ir stebėtojų, suprantame, kad šitie renginiai yra tikrai reikalingi. Jūs patys galite apsidaryti ir pažiūrėti, kokia šilta mūsų bendruomenė, kokia didelė ir kaip mums reikia tokio galbūt dvasinio dalyko, dvasinių sparnų. Andrius yra panevėžietis ir būtent Panevėžyje spaudžia nuotraukas ant šilko, ant drobės, ant įvairių daiktų ir ne tik. Ir šitie darbai yra irgi atspausdinti ant šilko, ypatingai įrėminti su kalvio darbais, su lėktuvėlių dekoravimu. Ir visos šitos nuotraukos iškeliaus pas mūsų labai labai garbius rėmėjus. Šį kartą mes iš tiesų būsim irgi dosnūs rėmėjams taip pat. Mūsų skraidyklė ir fotografuoja. Taip kaip jisai mato Lietuvą, iš tiesų mus labai jaudina. Čia taip pat jūs galite įsigyti jo asmeninių nuotraukų albumą. Tas autorius netrukus čia pasirodys ir mes galėsime jį užpilti audringais plojimais. Ir tai yra mielas Kazimieras Mikalauskas. Pirma vieta. Audringi plojimai, Kazimierai, labai sveikiname, labai džiaugiamės. Kazimiero nuotrauka taip pat yra ant albumo viršelio ir, tikrai žmogus apdovanotas Dievo. Gerai matyti pro objektyvo langą, nesu mačiusi nei vienos prastos Kazimiero nuotraukos. Taigi jūs galite šį vakarą netgi paklausti paslapties, kaip reikia fotografuoti, kada reikia fotografuoti, kodėl reikia fotografuoti ir tiesiog tikrai turite nuostabią galimybę.